Šabat šalom. Šiandieną yra rugsėjo 13, 2025. Šabat kitavų, laimė ar džiaugsmas. Elal mėnesį, ruošdamiesi Rosh Hashanah, Jom Kippur ir Jomim Noraim, turėtume atidžiai apmastyti savo santykius, kaip mes elgiamės su kitais. Pradedant nuo mūsų svarbiausių santykių su vieninteliu Dievu. Laimės paieškos. Tai viena iš teisių kartu su teisė į gyvybę ir laisvę įtrauktų į Amerikos nepriklausomybės deklaraciją. Laimė yra iliuzinis tikslas, kurio, kaip sako dauguma žmonių, jie siekia. Tai yra neįtikėtinai miglotas jausmas, sunku paaiškinti, kodėl žmogus jį jaučia arba nejaučia, nes jis didžiąją dalimi priklauso nuo aplinkybių. Vis dėlto šio kažko pasiekimas dažnai yra pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas. Viename straipsnėje, kurį skaičiau, buvo parašyta taip: laimės siekimas atrodo esąs labai svarbus dalykas. Knygų lentynos ir žurnalai yra pilni šios temos kūrinių. Net mūsų tėvai, steigėjai, mane, kad tai yra svarbu ir įtraukė į nepriklausomybės deklaraciją. Laimės siekimas yra mūsų natūralus instinktas, taip pat kaip siekiame fizinio malonumo ir vengiame fizinio skausmo, taip pat siekiame emocinio malonumo ir bandome išvengti emocinio skausmo. Mūsų emocinis pasitenkinimas arba tai, ką galima vadinti laimę, yra tiesiog žmogiškosios prigimties dalis. Laimė yra laikoma jausmu, dėl kurio viskas kita tampa vertinga. Laikai, kai žmonės gali pasakyti, kad yra laimingi su savimi, šeima, draugais ir pasauliu, yra laikomi geriausiais, ką gali pasiūlyti gyvenimas. Žinomas psichoterapeutas ir autorius Dr. Russ Harris parašė bestsellerį. Tai yra labai geriausiai pardavinėjama knyga, kuri vadinasi Laimės spąstai. Toje knygoje jisai teigia, kad iš tiesų geriau nesitikėti būti laimingu. Jis mano, kad mūsų nesibaigiantis laimės siekimas yra nerealus ir klaidingas, nes žmonės bandydami pasiekti nepasiekimą visą gyvenimą patiria nereikalingą stresą. Idėja, kad laimė yra nuolatinė būsena, yra labai klaidinga, rašo jis. Nes jausmai ir emocijos yra tokie pat trumpalaikiai ir kintantis kaip Anglijos oras. Ryškiai kontrastuojant su šiuo atsitiktinio gero jausmo siekimu, šios savaitės Toros skaitime mums parodoma Dievo perspektyva į žmogaus džiaugsmą. Džiaugsmas atsiranda tarnaujant Dievui. Šios savaitės Toros skaitime mes vėl susidurėme su iššūkiu, nes nesugebėjome parodyti tinkamo džiaugsmo tarnaujant Dievui. Kaip Dievas myli entuziastingą davėją, taip ir jis laimina tuos, kurie jam tarnauja, garbina ir šlovina su džiaugsminga širdimi. Taigi nepakanka tiesiog mechaniškai atlikti mitzvot, lankyti pamaldas ir atlikti Dievo garbinimo veiksmus. Dievas mus laiko atsakingais už tai, ką jam tarnaujame. Dar svarbiau, kad mūsų džiaugsmo trūkumas šiame gyvenime, džiaugsmo Adonai, turėtų mums kelti didelį susirūpinimą. Rabbeinu Bachia savo viduramžių komentare apie Torą, apie šį posmą pažymė: žmogus privalo džiaugtis, kai vykdo mitzvą, tai yra atskira mitzva savaime. Todėl žmogus yra baudžiamas už džiaugsmo trūkumą, net jei mitzva yra įvykdyta. Mitzvot vykdymas yra ryšys su Dievu ir priemonė, kurią mes savo mažais būdais pateikime Dievo valią tiems, kurie mus supa. Mums sakoma, kad kiti matys mūsų mitzvot ir šlovins Dievą. Tai turėtų mus džiuginti.
Kaip galima dalyvauti Dievo duotoje užduotyje ir nepatirti džiaugsmo? Žmogus, kuris nesugeba džiaugtis tarnystę Hašemui, gali visiškai suvokti, ką daro. Tokie tarnystės veiksmai turėtų džiuginti kiekvieną. Kai prarandame savo veiksmų tarnaujančių Dievui reikšmę, mums sunku džiaugtis. Kai nesame susijaudinę, netgi jaučiamės nelaimingi, mums nepavyksta pasiekti norimų rezultatų, kaip ir mūsų tefila. Norint patirti visą Dievui tarnaujančio veiksmo galią, būtina jausti džiaugsmą ir dėkingumą už galimybę, kurią mums suteikia Hašem. Elohim mus bara už tai, kad mums nepatinka vykdyti jo valią. Dievas mums sako, kad turime pagalvoti, kaip nuostabu yra jam tarnauti. Džiaugsmas, kurį patiriame jam tarnaujant, leidžia mus visiškai atsiduoti jo valiai ir džiaugtis bei mėgautis jo artumu. Kai nesugebame džiaugtis vykdami Dievo valią, esame tik žingsnio atstumu nuo maišto prieš jį. Nors mums įsakyta vykdyti Dievo mitzvot ir mišpatim laikymasis, kai mūsų širdis nėra įsitraukusios vedamus apatijos keliu į nenorą tarnauti, pasipriešinimą ir galiausiai maištą, dėja tai yra kelias, kurį mes taip dažnai pasirinkdavome, nepaisydami Hašem įspėjimų. Jei tik paklusi ir ištikimai laikysies viešpaties savo Dievo įsakymų ir nenukrypsi į dešinę ar į kairę nuo nė vieno iš įsakymų, kuriuos tau šiandien įsakau, bet jei nepaklusi viešpačiai savo Dievui ir ištikimai nesilaikysi visų jo įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien įsakiau, visi šie prakeikimai užgrius tave. Devarim 28, 13, 15. Sukilimas. Maištas yra galutinė pasekmė, kai nesugebama rasti malonumo laikantis Dievo įsakymų. Nepaklusnumo, pasipriešinimo, išdavystės, schizmos ir erezijos kelias yra ilgas ir platus, pilnas tų, kurie niokoja Dievo tarnystę. Tai yra priešingybė siauram dieviškojo paklusnumo, pagarbos, pasidavimo ir pasiaukojimo keliui. Paklusimas savaime yra pripažinimas, kas yra Dievas. Visatos kūrėjas, karalių karalius, amžinasis, be pradžios ir pabaigos, begalinis visais atžvilgiais ir kas esame mes, jo sukurtieji, jo pavaldiniai, ribotos būtybės, kurios viską, kas esame ir ką turime, skolingi savo kūrėjui. Dievas per Mošę mums pasakė, kad jei mes, ir tai nėra kalbama apie mus kaip individą, bet apie mus kaip bendruomenės, tautos ir žmonių dalį. Jei mes, Izraelio tauta, paklusime jo įsakymams, tarnausime jam su džiaugsmu, galėsime patirti didelius palaiminimus, apsaugą ir aprūpinimą. Mūsų derlius, bandos ir kaimenės bus gausios, lietus kris, kai reikės jo, o saulė švies tinkamu laiku. Mūsų skaičius padidės, būsime sveiki ir stiprus. Dievas pasirūpins, kad mūsų priešai pasitrauks prieš mus ir kad mes turėsime ramybę. Tačiau Dievas paskelbė, kad jei mes pasirinksime maištą, o ne paklusimą, turėsime sumokėti kainą. Derlius bus prastas, o badas bus įprastas reiškinys, mūsų tauta sumažės ir bus silpna. Dievas leis mūsų priešams mus nugalėti ir išsiųs mus į tremtį. Tremtyje patirsime persekiojimus ir asimiliaciją. Mes sunyksime kaip tauta be žemės. Tokios buvo sandoros, kurią jis sudarė su mumis dar prieš mums įžengiant į žemę, kurią jis mums pažadėjo, sąlygos. Visą tai įvyko, kaip Dievas žinojo iš anksto. Mes sumokėjome kainą už džiaugsmo stoką, nepaklusnumą ir maištą, nes mes nepaklusime Dievo įsakymams ir nurodymams ir nesidžiaugėme savo santykiais su pačiu Dievu. Iš esmės, mes
atmetėme jo pasiūlymą ir vietoj to nusprendėme elgtis savo pačių apgailėtinais būdais. Išsiųstas į tremtį dėl maišto ir stabmeldystės, didis ir išmintingas pranašas bei išminčius Danielius rašė: mes nusidėjome, elgėmės nedorai, maištavome ir nukrypome nuo Toros įsakymų ir taisyklių, nepaklausėme tavo tarnų pranašų, kurie tavo vardu kalbėjo mūsų karaliams, pareigūnams, tėvams ir visai šalies tautai. Visas Izraelis pažeidė tavo mokymą ir nuklydo, nepakluso tau. Todėl prakeikimas ir priesaika užrašyta Dievo tarno Moše instrukcijose buvo išlieti mūsų, nes mes nusidėjome jam. Mūsų nepatikimumo kaina buvo kančios. Daugelis žmonių tiki, ir galbūt jūs esate vienas iš jų, kad tie, kuriuos išgelbėjo Mašiach Ješua, nepatiria savo elgesio ir veiksmų pasekmių. Jie sako, nuodėmės atlygis yra mirtis, bet Dievo dovana yra amžinas gyvenimas. Todėl tie, kurie pasinaudoja Mašiach Ješua atperkamąją auką, yra išgelbėti nuo nuodėmės bausmės. Nors tiesa, kad mes buvome išgelbėti nuo galutinės nuodėmės bausmės, tai yra dvasinės mirties. Tai nereiškia, kad mūsų žodžiai ir veiksmai neturi pasekmių. Šventajame rašte skaitome, kurį Viešpats myli, jis drausmina. Jei nebūtų reikalo pataisyti, nebūtų taisyklių ar normų, kurių reikia laikytis, šio teksto net nebūtų. Tie, kurie priklauso Dievui, turi laikytis jo įsakymų ir nurodymų ir būti taisomi, auklėjami, mokomi, drausminami. Dievas taiko drausmę mūsų gyvenimuose, kai nesilaikome Toros. Kaip ir mūsų tautos atveju, jo tikslas yra sugrąžinti mus į visiško paklusnumo, nuolankumo ir atsidavimo, džiaugsmo vietą. Ir mums primena, kad Adonai džiaugsmas yra mūsų stiprybė. Ką sėjame, tą ir pjausime. Jei sėjame blogio polinkį, pjausime korupciją. Jei sėjame dvasią, pjausime šventumą ir džiaugsmingus santykius su Dievu. Šie žodžiai skirti tik tiems, kurie priklauso Dievui. Nuvalykite savo rankas, nusidėjėliai, ir apvalykite savo širdis, dvilypiai žmonės. Verkite, gedėkite, raudokite, tegul jūsų juokas virsta gedulu, o džiaugsmas niūrumu. Ir Dievas teisia ne tik nepaklusnų elgesį. Jakov mums sako, kai kas pasakys, kad tu turi tikėjimą, o aš turiu micvot, parodyk man savo tikėjimą be micvot, o aš pat tau parodysiu savo tikėjimą per savo micvot. Tai yra gerus darbus, paklusnumą, ėjimą Toroje. Tikėjimas be micvot yra bevaisės. 4 skyriuje 70 eilutę jis sako, pakluskite Dievui, atsistokite prieš priešą ir jis pabėgs nuo jūsų. Priartėkite prie Dievo ir jis priartės prie jūsų. Būkite nuolankus prieš Viešpatį ir jis jūs pakels. Dievas tikisi, kad mes ateisime pas jį paklusdami, bet ir džiaugdamiesi. Paklusimas jo nurodymams ir įsakymams, jo nurodymams ir jo vedimui. Paklusimas Dievo planui ir tikslui duos vidinę ramybę, pasitenkinimą ir tikrą džiaugsmą ir malonumą. Jūs džiaugsitės pergalę prieš priešą savo kasdieninėme gyvenime. Imkitės veiksmų prieš priešą, gyvenant šventą gyvenimą.
Jūsų šventumas yra tiesioginis pasipriešinimas Satan. Toks gyvenimas yra kupinas mitzvot, kuris Dievas sukūrė mums, kaip aprašyta Toros knygoje. Džiaukitės vykdydami Dievo valią ir patirsite jo palaiminimus. Šis Elul mėnuo yra atstatymo metas. Dievas pažadėjo Izraeliui fizinį ir dvasinį atsinaujimą po nevaisingumo, vergovės ir tremties laikotarpio bei džiaugsmingą gyvenimą. Haftaros skaitime matome Dievo pranašišką žodį apie jo planą mūsų tautai. Mums pažadėtas visiškas atkūrimas mūsų žemėje pagal pažadus duotus Abraham, Iskak ir Izrael. Tuos, kuriuos jis išsklaidė, jis surenka, sugrąžina ir atgaivina. Dievas tai įvykdys iš tiesų, tai vyksta jau dabar, kad jo buvimas spindėtų ant mūsų tautos ir Izraelio žemės. Dievo esybė bus matoma virš jo tautos, kaip ir Miškan bei Migdaš laikais naujoje šventykloje, kuri bus pastatyta. Tautos eis tavo šviesoje, karaliai tavo spindėjime. Tie, kurie atėjo iš tautų, paims žydo citrą, bus pritraukti į vietą, kur Dievas yra išaukštintas. Taip, žydai pagal pasirinkimą. Tora vėl išeis iš Cijon ir iš mūsų tautos. Jeruzalė bus Adonai miestas, Izraelio šventojo Cijon, atstumta, nepastebima ir nekenčiama. Izraelis taps amžina didybė, visam pasauliui šventės priežastimi. Izraelio tauta sužinos, kad Dievas yra jos karalius ir atpirkėjas. Mes pagaliau su malonumu ir džiaugsmu paklusime jo valiai ir tikslui. Patenkinti, laimingi, džiaugsmingi. Tie, kurie kankino Izraelį, atsiklaups. Tie, kurie nekentė Izraelio, atneš dovanas ir nusilenks prieš tuos, kuriuos jie skriaudė ir bandė sunaikinti. Dievas panaudos pagonį savo tikslams pasiekti. Tautos, kurios netarnauja Izraeliui, bus sunaikintos. Dievas mums tai užtikrina. Atstatymas skirtas visiems, kurio jie ieško. Dievas pažada atkurti savo paklydusius vaikus, jei ir kai mes sugrįšime pas jį atgailaudami už tuos dalykus savo gyvenime, kurie rodo įžūlę ir nepaklusnę dvasią, prašydami atleidimo ir keisdami savo elgesį, visiškai įžengdami į gausų žydų gyvenimą, kurį Dievas suplanavo jums kaip Abraham, Iskak ir Izrael vaikams. Mūsų ateitis nė viena akis nematė, nė viena ausis negirdėjo ir nė viena širdis nesuvokė visų dalykų, kuriuos Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Dievas mums savo tautai atskleidė nuostabius dalykus. Jis pašaukė mus šventam pašaukimui ir šventam gyvenimui, kupinam džiaugsmo. Jis nurodė mums kelią, kuriuo nori, kad eitume ir labai stengiasi mums paaiškinti, ko neturėtume daryti ir ką turėtume daryti. Jis įspėjo mus apie nepaklusnumo pasekmes ir parodė mums paklusnumo teikiamą džiaugsmą ir pasitenkinimą. Dievas ne tik paruošė mums ateitį, bet ir mus pačius paruošė ateities iššūkiams, kaip matome figmedžio palyginime. Izraelio atkūrimas yra svarbiausias įvykis Dievo plane dėl pasaulio pabaigos, bet mes taip pat esame įspėti apie kitus įvykius, kurie įvyks. Pats Rav Ješua įspėja apie tai, kas įvyks pasaulio pabaigoje. Jis įspėja apie netikrus pranašus ir regėtojus, karus ir badą. Jis įspėjo, kad daugelio meilė Dievui atšals. Persekiojimai suteikia mums progą liudyti Dievo tiesą. Dievas ragina mus apmąstyti save.
kad mūsų širdys ir protas nebūtų prislėgti pasaulietiško gyvenimo rūpesčių ir nerimo, arba siekio patirti trumpalaikį laimės jausmą, kurį pasak pasaulio jis gali suteikti. Turime būti budrūs, visada saugotis. Dievas nori, kad apmąstytume, kaip gyvename, kokias vertybės puoselėjate, kas jums iš tiesų svarbu. Ar esate ištikimi tam, ką sakote, kuo tikite? Ar esate paklusnus Dievui? Ar džiaugiatės jam tarnaujant? Randate malonumą vykdant jo valią? Turime sutelkti savo gyvenimą į tefilą. Tada turėsime jėgų pabėgti nuo to, nuo ko turėtume pabėgti ir atsilaikyti, kai tai yra būtina. Dievas mus įspėja, kad už nepaklusnumą ir pasipriešinimą reikia mokėti nuolatinę kainą. Šiame sezone, ruošdamiesi Rosh Hashanah, Yomim Noraim, Jom Kipur šventėms, nepakanka žinoti, ką Dievas sako. Ir nepakanka tikėti, ką Dievas sako. Nes netgi Satan ir jo demoniškiai pasikėjai žino ir tiki. Ir jų amžina ateitis taip pat yra užtikrinta vietoje, kur vyrauja prakeikimas ir kančia. Turime klausyti ir veikti. Esame pašaukti būti paklusnia tauta, kuri džiaugiasi savo tarnystę Šemui. Tai yra Dovydo žodžiai iš Tehillim 26. Teis mane, Adonai, nes aš vaikščiojau be kaltės. Nes aš pasitikėjau, Adonai, aš nesuklupau. Išbandyk mane, Adonai, ir patikrink mane, išbandyk mano širdį ir protą. Nes mano akys nukreiptos į tavo ištikimą meilę, aš ją vadovaujuosi. Aš nesibendrintu su niekšais, nesimaišau su veidmainiais, aš nekenčiu piktų žmonių draugijos ir nesibendrinu su nedorėliais. Aš plaunu savo rankas nekaltumu ir vaikštau aplink tavo aukurą, Adonai, pakeldamas savo balsą, padėka ir pasakodamas apie visus tavo stebuklus. Adonai, aš myliu tavo šventyklą, tavo šlovės buveinę. Jei ateisime nuolankiai, atgailaudami ir paklusdami, būsime laimingi. Džiaugsimės, būsime patenkinti toje vietoje, kur visiškai atsiduodame savo kūrėjui, savo karaliui, savo išganytojai. Šabat šalom.